Sveiki visiems draugai ir šiandien mes darysim vlogą, kai mes važiuojam į Tallinn Open. Mes važiuosim 4 dienas, tai lėkiam. Tai va, jau susirašėm daiktus. Mano draugelis manęs parveš su pirda. Važiuojam. Karočią, va, bus pirma mūsų treniruotė prieš varžybos. Let's go. Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Go hard, quick fuck, маме замолчи. Это Камасутра флоу, я их научил. Young rich, young hustle, secret victory. Бля, весь крови. Да, я знаю, да, я видел, как она горит. Это необыкновенный трэп о моей любви. Фу, для культуры. Karočią, viskas. Mes trenkę pabaigėm, dabar mes lėkiam iki Staldino, važiuotam 4 valandas. Tai susimatysim ten. Karočią, atvarėm iki parduotuvės, Statoilą biškį pavalgėt ir važiuojam toliau. Karočią, atvažiavom iki viešbučio, tai į tokiam kambarį mes gyvensim. Karočią, norim su treneriu biškį pasivaikščioti. Dabar, manau, eisime greit miegot. Tai iki rytojaus. Labas rytas, karočią, viskas, mes jau pamiegojom. 7 valandas miegojom, tai dabar lėkiam iki Tallino 5 valandas važiuot. Tai susimatysim. I feel a little disconnected. Nothing better, can't correct it. I take a little, so effective. I feel a little. Viskas, jau atvarėm iki Tallinn Open. Svoris padarytas, tai viskas šiau, karočią. Tai dabar varysimės į viešbutį, tam pavalgysim ir toliau kažką darysim. Karočią, viskas, mes jau pavalgėm. Dabar tai valgom, opo visi. Tai dabar varysim biškį pailsėt, po to varysimės į pardą. Tai susimatysim po to ten. Nothing better, can't correct it. I take a little, so effective. I feel a little disconnected. Tai va, mūsų kambaris. Čia yra 2 lovos. Televizorius. Tulikas. Čia vat. Aš, salam aleikum. Ir dušas dar yra toks. Normaliai. Aš viskas, mes jau pavalgėm, pailsėjom. Tai rytoj susimatysime Tallinn Open. Ir aš jums parodysiu, kaip aš imtyniausiu ir kaip kiti imtyniaus. Tai iki rytojaus. Labas rytas, mes jau atsikeliam. Tai dabar eisim į pusryčius, pavalgysim. Ir po to mes varysim iki Tallinn Open, iki mūsų salės. Tai susitiksim ten ir aš viską jums parodysiu. Когда утро еще не разбудит свет, тишина на рассвете и нет машин, все вокруг замирает, ни звука нет, и на трон восседают покой и мир. Когда на пик горы сядут облака, так что за белой дымкой не видно край, и вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть мой рай. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах. Viskas, mes jau grįžom po varžybos. Aš vieną laimėjau, 2 pralaimėjau.
Denas toks irgi ten laimėjo 2 kovas ir 1 pralaimėjo. Tai dabar mes pailsėsim ir po to varysim pavalgyti. Tai viskas, mes jau atvarėm iki Talino. Šiandien nepavyko pakovoti, bet nieko tokio, kitą kartą tai atvažiuosim stipresnį ir laimėsim 1 vietą. Tai dabar mes varom pasivaiščioti po Talino biškį ir varysim pavalgyti, tai susimatysim ten. Tai viskas, labas rytas, mes jau atsikeliam. Tai vakar žiauriai fainai pasivaiščiom po Talino, nespėjau nufilmuoti, bet nieko tokio. Dabar mes eisim pavalgyti, papusryčiauti ir lėksim iki namučio, tai važiuot mums gal 7-8 valandas, tai susitiksim, kai varysim valgyti. Tai viskas, mes pavalgiam, skaniai pavalgiam, valgiam kiaušinius ten, blynus, visokį. Tai dabar mes lėksim iki namų 7 valandas važiuot. Даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе. Когда солнце стоит прямо над головой, наполняя цветы и даря тепло, громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гоним. Tai viskas, mes jau grįžom namo. Ačiū visiems, ką žiūrėjo. Ką aš noriu jums pasakyti, kad šį kartą nelabai pavyko pakovoti, bet nieko tokio, mes stengiasim daugiau ir kitą kartą aš manau, kad tikrai gausim 1 vietą ir važiuosim į Europą. Tai iki kito karto, ačiū visiems už dėmesį, viso gero.